Mindaugai, kokios yra skirtingos projektų valdymo metodikos ir kuo jos skiriasi? Metodikų yra daugiau negu viena ar dvi, tai 10, tarkim 9, bet pagrindinės, populiariausias turbūt yra Waterfallas, Agile'as. Man savo darbuose dažniausiai tenka naudoti hibridinį metodą, bet tarkim Waterfallas kaip pavyzdys yra, paimkime vakarėlį, kur ruošiamas 15 patiekalų degustacinis kažkoks tai balius ir eigoje pamatom, kad deserte yra česnako, bet niekas eigoje nepatikrina, o Agile'as kaip pavyzdys užsisako pizzą ir kažkas gauna gabalėlį, kur nėra ananasų, sako, kur man ananasas, tada užsisako dar vieną pizzą ir taip sukasi ratu, kol nebeturim pinigų arba visi sots. Kuo skiriasi projektų vadovas IT srityje ir product owneris? Product owneris, jau jisai dažniausiai yra atsakingas ir atstovauja labiau verslą, atsakingas už tos poreikius, kad, kaip pavyzdys paprasčiausias, kad mygtukas būtų žalias, o ne raudonas. O projektų vadovas yra atsakingas, kad poreikiai verslo ar ta pati idėja, tas pats projektas, jisai pasiektų dienos šviesą, sutartų laiku, sutartai sumai ir kad visi būtų patenkinti toje vietoje, kad jis veiktų.